banger. Na kągi, sveiki susirinkę čia penktadienio vakarą, kai už lango yra tokia žvarbi diena, -10, jeigu Klaipėdoje sėdite. Bet jeigu ne, Vilniuje ten turbūt -20. Bet nesmė, kad už lango yra taip šalta, esmė tame, kad mes esame čia vėl susirinkę prie mūsų garbingojo bajoriško stalo. Kaip senais laikais. Taip, kaip Pranas sako, jau šitą čiuvelį tikrai turėtumėt pažinoti, nes čia yra Pranas. Ir ką, šiandien mes nusprendėm... Ne, palauk, šiandien jau kiti metai jau... Palauk, čia praeiti metai buvo 2013, dabar jau 2014 ir jau yra arklio metai. Nu, šiandien arklienos mes negaminsim. O šiandien skaitosi, kad ir yra nauji, tipo. O kada kiniečių nauji metai? Vasario vidury, man atrodo. Taigi laukime, pas mane net eglutė yra nenupuošta, tai laukime kiniečių jau. Kiniečių naujų metų ir švęsime kak reikalas. Šiandien mes gaminsime lavašą su rūkytų sūriu ir vištieną. Nu, čia jau kaip gausis kaip jau kebabas arba lavašas. Kaip ten, nežinau kaip jie ten... Bet skanu turi būti. Jo. Turėtų būti skanu ir šiandien mes jau esam pasiruošę visus produktus, kokių mums reikės. Dar 2 produktai paskui atvažiuos. Jo, 2 produktai dar į svečius pas mus atvažiuos. O be jų mes galime parodyti, ko mums reikės šitam receptui. Taigi mums šiandien reikės aliejaus, grietinės, druskos, pipirų. Aš tai naudosiu aitriosius pipirus, nes truputį gaminsiu aštresnius lavašus. Pačių lavašų, vištienos. Vištieną jau išsiviriau, tai jūs irgi galėtumėt jau iš anksto išsivirti. Bet paskui vis tiek reikės ir apkepti vištieną, tai turėkit jau nors bent išsivyrę tą vištieną. Paskui reikės išvirtų brokolių, vyriau apie 10 minučių tos brokolius, tai irgi išsivirkite. Paskui baklažanų, kuriuos mes kepsime, ir rūkyto sūrio. Tai yra tas specialusis sūris toksai su itin skaniu skoniu. Tai viskas, ko mums reikės šiai laideliai. Pirmiausia, mes apsiterliuosim šitą blyną. Šitą. Paimam šaukštą, grietinę šaukštą. Grietinė gali būti bet kokią norite. Gali būti ir ne grietinė, gali būti jogurtas. Grietinė jums suteiks labai sultingą skonį, kad būtų toks ne... Susigers. Jo, susigers ir kad nebūtų taip sausa. Tai... Na, vyras, gali. Tai pasiėmam grietinės ir tolygiai ištepam visą mūsų lavašą. Gerai. Kitas etapas mūsų yra pasiėmam rūkytą sūrį ir dedame per visą lavašą keletą mūsų gabaliukų sūrio. Na kągi, dabar mes kepsime baklažanus. Jos sudedame į mūsų karštą aliejų, kuris taškosi. Būkite vyrai arba vyrėjai, kurie nebijo riebalų. Aš nebijoju, bet palėjau. Geriau to nebandykite namuose, nes tai yra pavojinga. Ir sudedam tiek, kiek telpa ir pakepam vieną puselę, kol apskrus ir pakepsime kitą puselę. Nu, matau, šitas labai, kur plonai buvo supjaustytas Prano, galima jau ištraukti. Ultraplonas. Ne kaip aš. Ojei, kaip jis sutižo. Nu, atsakau, ilgai jų negalima kepti, kažkaip sutižto labai. Tai va, turim, kol Ryčika keps vištieną, jis dabar ten kepa vištieną, kaip manote kitoje kameros, o aš dėsiu baklažaną. Paimam baklažaną. Ir jį padedam kepti. Šitas... Ai, prasidėliau. Padlai. Kartą. Tada dedam ant kitų. Dabar paimam aitriąsias paprikas ir pagal skonį uždedam ant kiekvieno. Tada tai paimam, tada žiūrėjom. Dabar dėsime druskos. Paimam taip? Ryčkos pasigamink pats yra iš tikrųjų visai neblogas serialas, ta prasme pažiūrėjau keletą sezonų. 3 sezonai. Tuo metu aš dėsiu vištieną ant mūsų lavašo. 3 sezonai, nežinau, man iš tikrųjų patiko, o ką tu manai apie pasigamint pats? Aš manau, kad tai tikrai praverčia realiam gyvenime. Pavyzdžiui, studento gyvenimas, ar ne? Tai va, dabar iki pilnos laimės, kad būtų dar skaniau, pridėkim brokolių. Dar skaniau. 10 minučių virti. Čia vienas.
Ir čia dar galbūt. Nu taigi, mūsų lavašai bus labai sultingi ir skanus ir matau, kad 2 nauji nariai virtuvės šefai nekantrauja jų paragauti, bet galiu juos nuliūdinti, mes dar kepsime apie 15 minučių orkaitėj, kurį kaitinta 200 laipsnių. Tu susuk, kas seka, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje, taip gera pacai su greičiu dar vieną, nes jau pirmo mažą. Rolas patikėtų. Prie garažų privažiuoju, žiūriu šaiką vietoju, suka pacas, kas keli, surūkysime stojau. Mūsų 5 lavašai yra jau paruošti kepimui, lauksime, kol įkais mūsų orkaitė. Pasiėmam savo lavašus ir suvyniojame į foliją. Kaip jūs matote, dedame lavašus į mūsų orkaitę ir kepsime apie 15 minučių. Aš profesionalus, aš dešrų dėjikas. Taigi išjungiam savo orkaitę. Dukovkę. Nu ir traukiam pirmą šitą. Taigi mes traukiame mūsų 5 lavašus ir einame prie stalo. Taigi dabar jis paima lavašą. Lavašą. Išpakuojam. Nu ir tada perpinam per pusę. Tai gabaliukai gal geriau pjausti. Pažiūrėkim, kaip atrodo vidus. Kaip maistas. Tas sūris taip gražiai atrodo išsilydęs. Pasivaišinkite. Aš, kaip visą laiką mėgstu sakyti, geriau pirmą pavaišinti svečius ir tada pačiam valgyti, nes jeigu svečiai nuvirs nuo kėdžių, tada reiškia, buvo kažkas ne taip padarė. Tai ragaujam. Skanu? Gerai, aš irgi paragausiu. Na, į sveikatą visiems. Na, mano kuklė nuomonė, tai yra skaniau negu bet kas, ką aš esu gyvenime valgęs. Tai kiek duotumėt nuo 1 iki 10? Mano galutinis įvertinimas apvalus 10 iš 10. Mano įvertinimas būtų ačiū 10 iš 10. Bet taip skanu. O Pranai tu? Aš tai milijonus duodu. Jo, man irgi žiauriai geras receptas, man atrodo. Sūris žiauriai skaniai. Jo, jeigu kebabinėse va tokius darytų ir Tai pardavinėtų. va, Ryčka, mes jau ne tik žagarėlius darysim. Jo, na manau, mes vasarą turėsim ką daryti, gaminsime lavašus su rūkytų sūriu ir vištieną ir tikrai klientų turėsime labai daug. Tai ačiū, kad žiūrėjote šią nuostabią laidelę, tikiuosi jums patiko mano pagamintas lavašas kartu su Pranu ir taipogi mūsų 2 naujais nariais Rolandu ir Benu. Ir tikiuosi susitiksime dar kartą šiais metais. Reikia tikėtis. Tai viso geriausio. Ar susimatysim? Skanaus. Skanaus. Ir sugadinai ką? Žiūrėkit 9 minučių.